Labadiena, labadiena. Šiandien mes gaminsim saldžiarūgštį padažą. Pasižiūrėjom internete receptą, nusipirkom visus produktus ir pasirodo, kad ten tas receptas yra kažkoks nelogiškas. Aš piktas labai. Aš labai piktas, nes man atrodo, kad gausis visiškai nesąmonė. Nes įsivaizduokit, rodo, reikia 70 gramų cukraus, o ne? Va tiek va cukraus recepte. Tai daug ir nereikia. O pila pusę kibiro cukraus į tą puodą. Nu tai kaip tai suprasti, aš nežinau. Gerai, bandysim padaryti. Let's go. Давай. О. Mes matom. Mums reikia atpilt. Mums reikia atpilt 10 gramų čili pipirų. Aš sugalvoju. Опа, красава. Nu ir užteks. Tiek išeis, tiek išeis. Burn! 220, 100, 200, ну где-то тут. 40 граммов, я? Čia grubiai. Посмотрел 40 граммов моркови. Nu ką va. Žiūrėk, nori tam fokusą parodyti? Ne. Žiūrėk, liko kokį dėmesį. Taigi, mums reikia supjaustyti morkas. 40 gramų morkos Taip, smulkiais. labai smulkiais ir pailgais brūkšneliais. Nemoku, todėl pjaunu kaip moku. Gerai. Daug laimės. Reikia, kiek ten gramų? 70. 70. Čia yra jau pusė yra 120. Tai mes 220 padarom. Davai. Morkas. Да, nu ačiū. Reikia cukraus 70 gramų, kaip tik turim mėrką. Mirka. Cukrus baigėsi. Neužtenka. Turi dar cukraus. Jo. Nu, grubiai 70 gramų.
Šiaip geras skonis. Šinkšmank. Tai reiškia 6 gramus. 60 gramų dedam. Šišmagas, blin. Tada man Receptas rašo, sojų padažas 60 gramų, o jisai realiai įdėjo šaukštelį mažiuką. Aš nežinau, ko tikėti. Obuolių actas 7-5 gramai. Užtek. Tu juokauji. Duok aš galiu užkursti. Ne. Ir girdi. Все gerai, mes laimingi. Ai, jau. Česnakas eina. Ir maišom. O, čia aš nežinau, kas čia mums gausis, nes per video... Kvapas tai geras. Kvapas? Nu, kvapas geras. Kvapas kaip morkų su česnaku. Video labai įdomiai užverda vanduo ir tada pila cukrų, bet po to vanduo jau nebeužvyręs, tai neaišku, kaip daryti. Bet mes pabandysim padaryti kaip ten receptai. Tokia nesąmonė. Nežinau, jeigu kažkas gausis skanos, tai pasiūlysim. Jo. 15 gramų korn starčio. Žodžiu, krakmolo korno. Velnias. Dabar man čia vandens reikia. Kiek vandens tai reikia? Ten neaišku. Ten neaišku, kiek vandens. Tiesiog į puoduką pripylė vandens ir viskas, ir su kaip mūsų maišė. O po to pylė kaip iš lėkšties. Tai garliką įmetėm. Tai viską mes įmetėm, dabar reikia cukrų pilt. Va, verda. O po to nebeverda ir tada cukrų jie pila. O po to vėl verda. Tada soja. Soja. 60 gramų čia buvo. Ir ananasų šitų. O ten parašyta, kaip ką daryti? Nieko neparašyta, kaip ką daryti. Tiesiog parašyta, kokie ingredientai ir viskas, daugiau nieko neparašyta. Nieko neparašyta. Nieko sau. Taigi mums dabar reikia jį... Padaryt, kad nevirtų, ne? Kad išjungiam plytą, turbūt. Suprantu, kas čia vyksta. Iš tikrųjų nesuprantu, kas čia vyksta. Gerai, nu čia. 60 gramų. Nupilk 60 gramų, ten tai rodė vieną tik tai šaukštelį. O gal 6 gramai ten buvo. Kada bus tas bus? Čia 60 gramų. Va tiek yra 105 gramai, o per video va 105 gramai. Aš parodysiu jums kaip krakmolą deda, žiūrėkit. Įpila mažytę puoduką. Mažuką puoduką įpila. Opa, pamaišo. Ir tada gaunasi, kad jie pila iš kažkokio dubenėlio jau. Labai daug krakmolų. Oh my goodness. Ir viskas, ir padažas gatavas. Mano maniau, biški per daug acto. Čia gal viską per daug. Oh. Aš manau, kad 6 gramų reikėjo, ne 60. 60 gerai irgi bus 10 kartų daugiau. Aš jau nusivyliau šito padažą. Aš ir nuo pat pradžios jau buvau nusivylęs. Aš nieko neaišku, kaip čia ką daryti. Dabar pastavę pagal idėją turi iš šito mažuko tų stiklinės, kaip pilsi, turi 3 daugiau gauti. Šitą krakmolą. Dabar neaišku, kaip čia reikia įvykti. Jo konsistencija jau darosi tokia panašiai padažai, gal netgi pas mus čia ugnis mažiausia. Aš noriu paragauti truputį, bet jisai karštas dabar. Kvepia actu.
Nežinau, ką čia tokia, bet... bet čia nesaldžiaraštis padažas. Nu, toksai. Per daug acto, blema, žinok, labai kačikarina į gerklę. Tai reiškia, Bet reikėjo kažkas 6 gramų. Bet kažkas panašaus. Mūsų padažas gatavas. Man actas gerklė jaučiasi. Bet visai maloniai. Labai aštru. Nu, yra toks. Bet man tai jaučiasi actas jautis. Šiek tiek gal per daug, ne 60 gramų reikėjo, 6 gramų. Šiaip aš dar noriu. Vienu žodžiu, dėkit ne 60 gramų, o 6 gramus acto. Ten klaida. Ten daug klaidų. Taip neša. Gerai, dabar darom... Bet šiaip skanu. Nu, šiaip įdomu, šiaip normaliai. Man pradžioje labai buvo žiauriai. Bet čia jau ne saldžiarūgštis gaunasi, čia jau aštrus. Aštriarūgžys. Aštriarūgštis. Aštriarūgštis. Šiaip geras. Jo? Gerai. Okay. Gerai, mes dabar paliksim, kad atauštų ir varom gamint vištieną. Šiaip žinok, skanu. Bet gal per daug acto, kaip ir sakiau. Bet šiaip skanu. Tikrai, Skanu. tikrai gerai. Jo, gerai. Paliksim normalų receptą aprašymį. Jo.